Upės. Vienos upės prasideda kalnuose, kitos ežeruose ar pelkėse. Lietaus vanduo iš aukštumų suteka į upeliukus, o tie į upes. Upė teka į žemumas, o pabaigoje į jūras ar didelius ežerus. Aukštai kalnuose iš debesų lyja lietus. Lietaus srovelės susijungia tarp savęs. Nuo ištakų iki žiočių upė labai pasikeičia. Prasidėjusi šniokščiančia srove, ji vis pasipildo, o jūra pasiekia galinga lėta vandens tėkme. Upėje būsta ir maisto randa daugybė gyvūnų, tarp jų ir visokiausios žuvys, pavyzdžiui, lašišos. Vandenyje šalia krantų auga nendrės ir švendrai. Aukštumose dažnai upės teka nesklandžiai, o šniokščia per akmenis ir krinta kaskadais. Taip atrodo kriokliai. Aplink krioklį ore visada tvyro vandens lašelių rūkas. Upės kartais baigiasi dideliuose ežeruose, o dažniausiai jūrose. Paprastai pabaigoje upė išsišakoja į daug vagų arba labai praplatėja. Tai upės delta arba žiotys.